Sveiki, čia šiandien aš The Hunger Games legaliame OMC serveryje. Taip, taigi žaidžiu Minecraftą. Po 100 metų žaidžiu Minecraftą. Nežinau, papasakau, šitam video nepašnekėsim ne tik apie Hunger Games, bet ir apie dėl to, kodėl aš nekūriau video. Taigi taip. Ok, man lagas dabar. Daug dėmesio su tuo lagu susitvarkysim ir viskas bus kas normaliai. Tai va. Taigi žaidžiu legalime, taigi pirmas mano iš viso Hunger Gamesas, gau kardą, pirmas mano Hunger Gamesas ir gau ir, turi kardą, ateik čia, gaidį iš rankų, poj, ne, jis ne iš rankų, čia kas čia su savo TNT žaidžia, kas čia su savo TNT dar savo žiūrėk nusižudys, kas čia su savo TNT žaidžia, aš labai nesuprantu, bet, na, okei. Dabar pagalvos tikriausiai, kad aš mirėjau ir dabar... Taip, jis atsidaro to čestą gaidys. Jis atsidaro to čestą ir aš jį nukilnau. Vienas kilas. Really? Taip, raundą pradžioje vienas kilas. Na, toks... Kažkaip nelabai jau jaudinuosi, nes vis tiek žinau, kad raundas geras neišeis, na, arba išeis. Na, bet aš nelabai esu nusiteikęs šiandien laimėt. Na, nusiteikęs, tai aš esu laimėt, bet... Aš jau tikrai net... beveik netikiu, kad aš laimėsiu, tai tikriausiai ir nelaimėsiu. Na, niekas manęs manęs gyvenime neapgavo, na, beveik. Ir čia yra spąstai. Ir aš esmu Aine. Vis dėlto čia man išėti. Ir vieną kilą jau turim. Na, buvo toks, jis pagalvojo, kad aš nuo to TNT, tikriausiai nuo to žaibo ir nuo to TNT mirėjau. Ir jas tikriausiai atėjo, galvojo, kad aš miręs. Ir tada jis nusisuko atidaryti tą čestą ir tada jisai... Tai buvo jo lemtinga klaida, kuri jam kainavo gyvybę. Ok. Jo. Gerai. Čestas, nieko rimto. Armorų iš tikrųjų man reikėtų matyti, kad jis nieko iš to često, iš armorų pusės, taip ir... fuck, užsidegiau, shit, dar čia ender čest, yeah. Ne, norėčiau lanką pasikraftyti. Tinka. Nes neturiu pagaliukų. Gaunu biškį geresnį kardą. Net ne biškį, normaliai geresnį kardą. Bombų turi čiuvekas. Ja, čia neišėti neįman. Ai, man. Tai čia yra čestas, tai taipogi čestas. Maistas. Toks lyg nuliūdau, lyg apsidžiaugiau. Tai va, tai dabar vis tik dėl ko nekūriau video, tai iš tikrųjų negalėjau ir manau seniai tokie video būdavo žiauriai jau nekokybiški. Jau žiauriai nekokybiški, ten jau lagas, tai ten, sakau, milžiniškas, bet dabar su tuo lagu, atrodo, nemažai susitvarkiau, dėl kompą naują pirkau ir manau grįšiu į YouTube'ą kaip senas geras saunas, tikiuosi su daug kokybiškesniais, daug geresniais video. Ir nežinau, dabar jau šiandien pasižiūrėjau, tai turėjau 49 subscriberius, tai labai ačiū, jau gal netgi artimiausiu metus surinksim ir 50. Tai labai šaunu, tikriausiai bus jau už tai tikrai ne vienas ir ne du video. Na tikrai jau dabar aš ir ruošiuosi jau kurti, nesėdėti rankas sudėjus kaip dariau iki tol, bet ok. Kol kas nieko gero nenuveikėm, žiauriai nieko gero nenuveikėm. Todėl šitas... Wow. Čia buvo flindropas. Ir matau vėl čestą. Kilą vieną turim. Tai nėra žiauriai. Nuostabu. Nuostabu tai nėra. Taip, bet, nu, bent jau kilas. Ok, apsirūpinam dabar šarvais. Tikiuosiai... Šiuo man žiauriai jie nesa reikalingi, todėl aš taip ir nesidžiaugiu. Bet jeigu raščiau ginklą... Na, palauk, mano ginklas šiaip yra neblogas, taigi galėtume tikrai mielai su juo ištarkuočiau kažkam subinę. Ok. Ok, tai va. Šitus dabar savo video. Ok, čia double matau, yes! Double, kokonės, buti, ba. Ok, aš durnas biškį. Ok, nieko gero neradau. Reikalingo labai ne... Aš galėsiu kažkokius batukus laupyti su meškė, bet dabar vaikščiosim geriau su kartais. Galbūt mes tokie, na, mes esam tokie gana nebloga
naikinimo mašina. Ir taip. Šitą mapą aš nelabai pažįstu. Žaidžiu jame gal tik 2 ar 3 kartą. Tai nelabai kaip suprantat ir šį žinau. Ir parašo, nereikia listo. 8 likom, tai patekau į top 8, bet reikėtų, kad būtų jau čiuekų mažiau, arba tiesiog man jų reikės iškapoti, bet čiūjų dabar jie visi sėdė žiauriai stipri vietai. Taip, kad nežinau jau, jie sėdė tikriausiai pirmi. Antri, tikriausiai su daug kilų. Šis su vienu sėdžiu, bet ok. Čia sakat, būčiau praleidęs. Nieko rimto, aš čiūjų kažkokiais išsimetysiu čia ant kampo savo medinius ir, nereikalingus tikrai. Aitimus, pavyzdžiui, tokius šūdas. Paukšną galėjau pasilikti, bet tiek to. Matau, kelnes gal. Koks skirtumas. Biški vietos turi, kad jeigu kažkokį čiuvelį užverstume netyčiukais čiuvelį kažkokį užverstume ir būtų labai normaliai. Taip. Tai dabar jau tiesiai kartojuosi pagal savo kalbėjimą, bet tiesiog spastai? Really? No. Nespastai? Gal Dievas man atves prie kažkokio često? Gal čia nebereikalą aš nukritau? Gal Dievas man rodo galimybę nueiti prie često? Jo, čia tamsu, bet čia reikia dabar atsargiai. Jo, yra čestas. Yra čestas. Jo, zaibys. Aš prieš. Jeigu dabar jie visi po 4 steamais, tai žinot, kad man bus jau kabankšt, kaip ten reikia. Jau netgi neišriu, kabung, vienu žodžiu čia. Bus kabunkšt jau man, jeigu jau toks raundas. Arba žmonių nėra, arba tiesiog, arba jie tiesiog visi teamai. Vienu žodžiu, arba jie visi teamai, arba jie tiesiog visi neužsiticharinę, arba tiesiog visi dabar žiauriai ieško žmonių, kaip ir aš. Bet jeigu ieškotų, tai jau būtų įradę. O, eik tu žiauriai, man šitas mepas patinka. Čia žiauriai daug čestų. Nieko nereikalingų. Vau! Eik tu savo, kiek čia čestų. Reikalingumo tai čia nėra. Kažkoks švelis mirė. Susimovė, ką tik žiauriai vienas kažkoks švelis. O, matau, vėl dar vieną čestą. Kiek čestų vieno vietoj? Man kelnikių reikėtų biškai. Geresnį matau namelį ir galbūt ten už čestą, o gal geriau ten bus žmogus. Šis raundas labai didelio nenoriu užtestinis. Labai ilgo. O, matau žvelį. Kunigas, labą dieną, kunigė, labą dieną, kunigas. Kai žmonių kupuoja, kunigė, yes, killas, viskas, žmonės. Mes esame MVP. Tik dabar man reikia atsišilint. Mes esame MVP, mes jį dabar užpuolėm, taip netikėtai. Būčiau šikės kelnis. Mes esame MVP. O ką tai reiškia MVP? O tai reiškia, kad mes laimėsim. Ok, šitas raundas gali nesibaigti pilnai. Matau čestą, taip, ir liko 5 žmonės. Tai labai gražu. Ok, viskas. Dabar bandytai, dabar mes visus subinės. Taip apšaudysim, kad jie kentės, taigi ateis jų kentėjimo metas. Tikriausiai. Ir jop. Raundai čia būna labai tokių ilgi šitoje arenoje, man atrodo. Taigi, nes mepas labai didžiulis, taigi tiesiog vienas kitus iki deadmatchų liko 1 minutė. Nu ką, pasiruoškim. Užimti kažkuria tai lievą vietą. Arba užimti pirmą vietą. Taigi dar stenkime iš čestų per tą 1 minutę rasti. Gal reikėtų tą čestą paimti. Koks skirtumas, nes čia neišeičiau šių. Nerizikuoju, nes tiesiog dar liko 40 sekundžių iki deadmatcho. Tai tiesiog raundas kol kas, jeigu bus teamų, tai žinoma nelaimėsiu pirmos vietos, nebent pasisektų kažkokį tai mulkį nugalabint. Bum, ir nugalabint. O, čestas. 30 sekundžių iki šiukšlės sumestos. Ok. Dabar matos žiauriai nelagina, bet jau man, nuo 16 FPS, bet žiauriai nelagina. Aš tokia dar
nelago savo. Nesu matęs ant seno kompo. Bet okei, na ką pasiruošim. Užsihilinam, jeigu galima. Hoba. Kur žvejai. O, fuck, mane šaudo kažkas. Kažkoks čvelis su kulipkom žaidžia. Vaikas žaidži su kulipkom, tu tik tai žinau, ei. Gaidys, čigona, yes. Double killas. Double kokone, yeah, fuck. Kokie lagai, fuck. Čigona, yes, kilo, laimėjau. Dar nelaimėjau, fuck, jisai labai stiprus. Kalė, mirėjau. Taigi laimėjau raundą, taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Pralaimėjau raundą, bet užėmiau antrą vietą, bet šitas video tikrai pasieks YouTube. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti like, subscribe. Ir sėkmės.